Labas rytas, džiaugiuosi, kad ir šiais naujais metais kiekvieną ketvirtadienio rytą galėsime jūs džiuginti aktualiausiamis nacionalinio kino naujienomis. Ilgai intriguojančiomis reklamomis erzinė filmo Redirected už Lietuvą kūrybinė komanda antradienį pristatė filmą žiniasklaidai. O jau nuo rytojaus šį filmą galės pamatyti visi, ištroškę aštrių pojūčių ir greito pasakojimo tempo. Šį rytą jūsų dėmesį pokalbis su provokuojančios juostos režisieriumi Emiliu Vėlyviu ir akimirkos iš spaudos konferencijos. Laikotarpis iš tiesų yra nemažas, nuo idėjos iki premjeros yra gryni 3 metai. Ir tas gimdymas iš tiesų nebuvo lengvas. Filmo procese mus lydėjo įvairios peripetijos. Galima sakyti, tos dramos filmo kūrime buvo ne mažiau negu pačio filmo istorijai. Todėl jau tas laikas, kurį mes šiandien turim, iš tiesų teikia labai daug džiugesio ir vilčių. Aš manau, kad šitas filmas vienaip ar kitaip skaudins lietuvio tam tikrą savimėlį. Blogąja prasme. Jisai skaudins. Iš kitos pusės jisai gydys. Gydys tuos, kurie turi storesnę juodo jumoro odą. Ir po tekstinė prasme atras tam tikrų niuansų gražių. Tai, kad jisai bus nevienareikšmiškai vertinamas vienų ir kitų, tai faktas ir aš to tikiuosi. Filmas toks reiškinys, kuris turi užduoti klausimą, sudaužyti širdį, neįskaudinti sielą. Susirinkom vienokio ar kitokių stereotipinių pavyzdžių apie Lietuvą ir iš jų sukūrėm siužetus. Vieni stereotipai, mitai yra daugiau mažiau žinomi, kiti mažiau žinomi, bet mes tiesiog, mūsų buvo toks kaip vienas iš uždavinių, apjungti juos į bendrą istoriją, iš to padaryti faktą. Ir man pavyko išspręsti pačią didžiausią paprastai problemą castingo, kada visi panašus ir tu neskiri, kas su kuo ir kas su kuo veikia. Tai šito man pavyko išvengti ir aš manau, kad labai taikliai pavyko parodyti pagal, tarkim, šitų personažų veiklą, ne, ką jie turėtų daryti, ko jie turėtų užsiimti ir kokią turi nešti savo žinutę. Tai pagal tipažus tikrai pavyko ir aš labai to džiaugiuosi. Iš tiesų, aktorinė komanda yra nuostabi. Matot, aktorius profesija yra universali. Iš principo skiriasi mokyklos, skiriasi mentalitetas, bet pati profesija yra universali. Ir mūsų užsieniečiai, kurie dirbo šiame filme, jie iš tiesų daug patirties turi, važinėja ir po pasaulį, ir Amerikoje, ir Europoje, ir kitose šalyse filmuojasi. Ir aš sakau, pradžioj buvo didesnė fobija apie tai, kaip viskas vyks. O kada pradėjo vykti, tai aš supratau, kad iš principo pataikėm į ne tiek pačių personažų kartais, bet pačių asmenybių pasirinkimą. Kadangi labai kitą kartą priklauso, su kuo tu dirbi, su kokiu žmogum dirbi. Ir vienas ir kitas aktorius geras dar nereiškia, kad jisai yra geras duete su kitu geru aktoriu. Reikia žiūrėti ir kaip jie dera tarpusavį kaip asmenybės. Šiaip viskas ėjo sklandžiai. Nepriklauso nuo to, kad filmavimas visada turi savo tą karą, vadinkim. Kiekvieną dieną aikštelį kariauji. Kariauji ir tu esi dėkingas su kiekviena diena, kad tu vis tą fronto liniją vis tolini atidedi. Tai aktoriai iš tiesų padarė labai didelį darbą ir aš be galo esu jiems dėkingas. Vinnie Jonesas iš tiesų puikus tipažas ir mes labai pataikėm jam kaip tipažui tokiam labai gerą atitinkam personažą. Ir kiek sugebėjom mes parodyti jo aktorinę amplitudę, tiek ir matysit šitam filme. Tiesą pasakius, nemačiau nei vieno filmo, kuris daugiau būtų lankstęs. Nematęs aš daugiau filmų. Su Vytautu Šapranausku man visada, kiek mus lydėjo darbai, man visada buvo lengva dirbti. Aš jau ne kartą esu kartuoju, kad su juo man buvo didelis malonumas dirbti ir šitame filme jo labiau. Kadangi toks išskirtinis personažas jam teko, jis labai taikliai tai padarė, patys matėt. Ir
Ir visiškai nebuvo. Priklauso nuo to, kad visada sunkumų yra aikštelė. Tu darai ne vieną kartą, ne 4 dublius, darai 8, 10, bet tu matai, kaip žmogus stengiasi, kaip jis nori tą padaryti, kaip jisai daro kiekvieną dublį kitaip, kaip jis artėja link to, kas turėtų būti. Tai yra kaifas. Tai yra kiekvieno režisieriaus kaifas, kada aktorius iš tiesų po truputį linksta link to, ko tu ir nori, ką tu įsivaizdavai savo vizijose, kaip turėtų šitas personažas elgtis. Kaip ir minėjo jau prodiuseriai, yra pasirašytos sutartys su pasauliniais salesais, kurie jau ten bendradarbiauja su distributoriais. Tik tai mums labai sunku šiai dienai pasakyti, kada bus premjera užsienio. Jeigu mums pavyks išeiti ant vadinamo kino parodymo, kino teatrinio parodymo užsienyje, tai bus pirmas atvejis aplamai lietuvių kino istorijoje. How did I get here? They didn't get as far as Malaysia. The flight redirected to Lithuania. Toliau pasidomėkime, kas dar įdomaus įvyko Lietuvos kino padangėje po didžiųjų švenčių. Ar žinote, kad iš karto po to, kai dangų nušvietė naujametiniai fejerverkai, įsigalėjo mokestinė lengvata kinui, kuri leis verslininkams investavusiems į kino gamybą mokėti mažesnį pelno mokestį. Apie tai plačiau papasakos nepriklausomo prodiuserio asociacijos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas. Lietuvoje buvo neseniai priimtas pelno mokesčio įstatymo pakeitimas, kuris iš esmės sudaro sąlygas mokestiniai lengvatai kino gamybai. Tai yra, jeigu prodiuseris suras investuotoją, kuris bus pasiryžęs investuoti į jo projektą, apie 20% nuo filmo biudžeto prodiuseris gali gauti nelaukdamas jokių konkursų. Tai yra tai, kad savo projektą jis gali teikti kino centrui bet kuriuo metu. Ir kino centras turi atsižvelgti į tam tikrus kultūrinius kriterijus vadinamus. Jeigu projektas tos kriterijus atitinka, tai jis automatiškai tai lengvatai jau gali naudotis. Ir tada Lietuvos prodiuseris vien naudodamas lengvatos pinigus jau gali ieškoti labai lengvai partnerio. Tai yra kryptis į užsienio fondus, į europinius fondus ir panašiai. Tai manau, kad tai tikrai bus didelė paspirtis ir turėtų labai stipriai katalizuoti lietuviško kino gamybą. Manau, šiais metais kiekvienas iš mūsų davė savo pažadą skaityti kuo daugiau knygų. Tad siūlau pradėti nuo lietuvių kalba išleistos bei Labolažo knygos Regimo žmogus arba Kino kultūra. Ši knyga laikoma vienu iš klasikinės kino teorijos veikalų, be kurio neįsivaizduojama šios srities teorija ir diskusijos. Nors knyga parašyta beveik prieš šimtmetį, tačiau turinys jūs nustebins. Rasite daug įžvalgų bei aktualios ir naudingos informacijos. Šiandien tiek. Gražios ir darbingos jums dienos. Iki pasimatymo kitą ketvirtadienio rytą. Labas rytas Lietuva eteryje.